Sveiki visi mano mylimi žiūrovai, ačiū, kad vėl esate su manimi ir įsijungėte mano kanalą. Šiandien aš su jumis esu dėl to, kad norėčiau labai parodyti savo naujas prekes, kurias pirkau ne savo, o mano prenumeratoriai, kuri pasiūlė daryti Swapbox. Jinai yra iš Anglijos ir aš labai džiaugiuosi, kad jinai parašė man laiškelį su pasiūlymu daryti Swapbox, nes tikrai labai patinka žiūrėti kitų youtuberių šiuos filmukus. Ir galvojau, tai būtų smagu man padaryti tokį dalyką ir sulaukiau šio malonaus laiškiuko, tad nieko nelaukiant, skubu parodyti visas prekytes ir iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad prisiminiau, jog noriu nufilmuoti šį video, nes mes tarėmės su Ernesta. Atsiųsim siuntinuką šiandien arba rytoj, tad skubu jums parodyti, ką aš jai nupirkau. Ir mūsų tema buvo ruduo žiema. Šio klausimo aš neturėjau labai daug fantazijos, tai turbūt keli kažkokie maži dalykiukai simbolizuos šią temą, o visa kita, tai ko iš tikrųjų Ernesta pati norėjo, tam tikri dalykai paprašė, o visa kita jau ką aš išgalvojau, tą ir nupirkau. Ir pas mane viskas jau sudėta į dėžę, puolą tą ir griebiu. Nupirkau štai tokį dalyką. Čia yra Marc Anthony Coconut Oil Sea Butter. Tai yra plaukų aliejus, suteikiantis daug plaukui drėgmės. Ir plaukai tampa sveikesni, lygesni, atkuria blizgesį, taip pat labai gerai lūžinėjantiems galiukams. Manykim, kad jisai bus puikus daiktas ir Ernesta džiaugsis gavus šią dovaną. Toliau matau tokį jau iš tos tematikos. Nupirkau tokias dekoracijas. Jei matote, čia yra kalėdų seneliai ir čia yra segtukai, tai gali kur nori ten pasidekoruoti. Man tikrai tokie labai jie simpatiški, mažuliukai. Manau, bet kur galėsime juos pritaikyti artėjančiam šventėm, pasipuošti. Tai va, tada jinai manęs prašė, tai šį dalykėlį ir nupirkau. Jai labai patinka čistąją liniją produktas veido šveitiklis. Ir čia aš gerai, aišku, nesuprantu rusiškai, bet kiek aš suprantu, yra numeris 1 Rusijoje. Šis produktas ar ši linija, tai čia su abrikosais ir tiesiog jau čia nerašo, ką daro šis šveitiklis, bet pagal idėją turėtų nuvalyti, nušveisti visas negyvas mūsų ląsteles. Tai, Ernesta, tikiuosi, tu irgi džiaugiesi šią dovanėlę. Toliau, čia jau supakavau, užklijavau lipnią juostą, nes teko man pačiai turėti bėdų su tokiom pakuotėm. Keliavo lėktuvu tokios pakuotės ir viskas buvo išsilieję lagaminę, tai pagalvojau, kad tikrai manau, kad dėžėj gali atsitikti tas pats. To nenoriu, tai vat, matau tokį blizgesį. Įdėjau savo mylimą rankų kremą, pristatinėjau, man atrodo, pirkinukai savo filmuke. Jis mane sužavėjo, tai Ernesta gaus irgi tokį patį kremuką. Pažiūrėsim, ar jai patiks, aš būtinai jos pasiklausiu. Taip pat matau, iš Rasos nupirkau kūno kremą ir jisai yra su kava, tai dar su hialuronu ir jūrų dumbliais. Ir čia ką rašo, kad stangrinamasis kūno kremas. Ir jinai sakė, niekada nėra bandžius tų lietuviškų firmų. Tai va, nupirkau tokį dalykėlį, pabandys ir žinos, ar kaip atrodo lietuviška firma ir kaip jinai veikia. Toliau iš tos mūsų tematikos nupirkau tokį mažyliuką, pažiūrėkit, toks fainas. Kaip jisai kvepia. Kaip jisai kvepia obuoliais ir cinamonais, jei nesumeluosiu. Ir čia yra rankų darbo, taip, cinamono obuolių kvapo vonios aromatinė priemonė.
Tai va, galės jinai jau aromatizuoti savo vonę ir ją mirkti, nors nežinau, ar jinai vonę turi, bet jeigu ir neturi, tai galėsi mesti į spintą ir kvepės spintą šiuo nuostabiu kvapu. Toliau matau, atvirutę parašiau. Na, jums nurodysiu, kad ten rašiau tokia, nežinau, įdomi atvirutė, gal nestandartiška tokia. Tai va, tokia atvirutė. Tada nupirkau štai tokius du, ne mėginėlių tipo, čia po 50 ml, bet tikrai nestandartinio dydžio, iš tos profesionalios kosmetikos Rich. Aš irgi minėjau, kad turėjau kelias priemonės, jomis buvau labai patenkinta, tai sugalvojau nupirkti jai šampūną ir kondicionierių. Tai va, šios priemonės keliaus pas Ernestą. Toliau nupirkau savo mylimą akių pravedimą iš Essence Liquid Link, juodos spalvytės. Na, identiškas, kokį aš turiu. Tai va, galės irgi džiaugtis ir žiūrėti, ar jai patinka. Tada toksai dalykėlis, va, koksai gražus. Su krepšiuku galės naudoti vietą rankinuku. Ir čia yra, jeigu matote viduj, oi, kaip nesimato jum, matot, rinkau apšvietimą ir nenuderinau, bet čia viduj per tą langelį matosi tušo šepetėlis, bet čia ne tušas, čia yra serumas. Blakstienų aliejus, tiksliau pasakius. Ir šis kosmetinis aliejus gerina blakstienų struktūrą, stabdo jų kritimą. Maitinamosios ir aktyvios natūralių aliejų medžiagos, mineralai, vitaminai, maitina blakstienas, skatina jų augimą. Tai va, gaus tokią priemonę, aš jos nesu bandžiusi, bet man ją labai rekomendavo. Tai aš labai tikiuosi, kad Ernestai ši priemonė patiks ir iš jos sulauksiu atsiliepimų. Tuomet toks dalykėlis, standartinis, tikrai visiems gerai žinomas Carmex lūpų balzamas ir jį aš labai pati mėgstu naudoti, kaip minėjau, nelabai gyvenu be lūpų lūpdažių, balzamų, tai ši priemonė yra iš tos serijos, be kurios negaliu gyventi ir tikrai norėjau ją pasidalinti su Ernesta. Taip, toliau matau, supakavau, išimsiu. Va, koksai dalykėlis. Man labai patiko. Nenoriu aš jo tikrai išpakuoti. Gražus, negražus, tiesiog maišelis, bet jį matote. Toksai kaip krikštoliukas va čia va. O gal ir išpakuosiu. Ernesta, nesupyk gerai. Išpakuosiu, geriau matysis, nes čia žiūriu nelabai matosi tikrasis vaizdas. Va. Toksai gražus krikštoliukas. Čia dar matote dar vienas. Ir čia dekoracija, galima ant eglutės dėti, galima šiaip namuose kur nors pasikabinti. Man tokie dalykai labai patinka, tai žiemiška nuotaika atspindi. Na ir šiaip toks puošiantis dalykiukas, tai manau ir mano prenumeratoriai patiks. Tai žiūrėsim. Ką aš manau, kad su tom dovanėlėm jau įpusėjau. Oi, kaip dabar aš šiandien gražiai užklievau, kaip nepatogu, matysinai, kad aš jau čia lindau, bet iš tikrųjų jos paklausiau leidimo, ar galiu parodyti tas priemonės, kurias siūsiu tau, tai jinai sakė, žinoma. Jai sakė, tinka įvairios kaukės, tai štai gaus šias dvi kaukės, kaip gražiai spindi. Ir viena kaukė pavaizduotas vyriškis, aš ją pirkau, bet čia yra moteriška kaukė. O čia matot, kaip ją reikia užsidėti. Ir čia su hialuronu. Ir hialurono rūgštis ir kietagrūdis. Tai asmeniškai naudojau, man labai patiko, tai tikrai galvoju, reikia nupirkti tai, kas man pačiai patiko ir jai galbūt patiks taip pat. Ir tada kita kaukė, auksas ir bičių nuodai. Tai tikiuosi neapsinuodysi mano prenumeratoriai, bet išvaizda tokia labai prabangi, tokia žypsinti. Ir man išvis šita kaukė, tai kaip žinot, iš to filmo kaukė. Tai
tokia kastinanti šiek tiek. Tada jinai labai manęs prašė štai šios knygos Slaptomanė. Ir čia yra knyga. Aš nevarčiau iš tikrųjų. Nu, čia va taip kažkaip vis taip atrodo, tai jau palikime. Ai, dar vat gražus toksai yra šitas skirtukas. Tai jau čia jos asmeninė knyga bus. Tai va, tokie knygutė. Pilną stalą apsikrovau, nebeturiu kur dėti. Tada nupirkau dar štai tokį dalyką. Ukmergės duona gamina. Šiaip aš Ukmergėj būnu. Tai iš čia yra baravykiukai. Tai man taip tematika su rudeniu kažkaip jau siejasi šis dalykas, bet manau, kad čia nesvarbu kada, galima valgyti ir skanauti. Nupirkau žurnalą lietuvišką. Aš šį žurnalą labai mėgstu. Moters patarimai išeina vieną kartą per mėnesį, tai manau, kad jinai irgi pasiskaitys kažką lietuviškai ir sužinos kokių nors naujovių. Nežinau, bet manau, kad jai patiks. Toliau va, sudėjau į tokį maišiuką ir jinai gaus šiame maišiuke. Dar reikės sugalvoti, kaip man įpakuoti štai šį dalyką. Čia yra plaukų losjonas Pantenolo. Ir va taip va atrodo. Esu bandžius, tikrai geras dalykas. Tai manau ir jinai pabandys. Dar reikia pagalvoti, kaip čia reiks įdėti. Ir toliau 3 priemonės, bet aš dabar net neįsivaizduoju, kaip aš jas įeisiu. Na, jos taip atrodo iš ungloto. Kažkaip man taip nefaina atidarinėti, bet pasistengsiu gražiai atidaryti. Čia yra šešėliai ir jie atrodo štai taip. Tokia graži ruda spalvytė. Aš tokias spalvas labai mėgstu, tai manau, kad ir jai patiks, nes tokią spalvą galima bet kur priderinti. Tada spalvytė 153. Žiūrėkit, kokia graži. Irgi ruda, derino prie tos spalvos, kad vis tiek per voką galėtų bent jau 2 spalvom pasidaryti makiažą. Šitą gaunas šiek tiek šviesesnė ir jinai šėrinti su blizgučiu. Tai čia jau galės puoštis jau kokiam vakariniui variantui. Nors aš kartais blizgučius, nors tai kartais dažnai naudoju ir dieninių variantų. Taip, čia dabar kažkaip įeinam. Prie to pačio makiažo aš priderinau rudą tokį akių pravedimą. Numeriukas 21. Štai taip atrodo tas rudas. Man dieviškai yra gražu. Rudi šešėliai, priderintas rudas akių pieštukas labai išryškina veido bruožus. Jinai yra blondinė, tai aš manau, kad jai patiks. Tai šiaip ir visos tos mano prekės, kurias siūsiu Ernestai. Tikiuosi, kad jums šios prekės patiko ir gal kažką pamatyt naujo, įdomaus. Aš labai viliuosi, kad Ernesta mano prekėmis bus patenkinta ir tikrai šį video žiūrės tada, kai jau bus gavus visas šias priemonės į Angliją ir labai lauksiu iš jos atsiliepimų, o jums linkiu, kaip visada, gražios dienos ar vakaro ir iki kitų susitikimų. Ačiū, kad esate su manim drauge.